Viršuje pasirenku 24-25 metų sezoną. Ir matau, kad čia jokių laukų nėra, nors štai pasirinkus praėjusį sezoną, 23-24, kurio paskutinės dienos eina į pabaigą, matau, kad turiu visus laukus gražiai pervadintus, skirta jiems sėjomainą ir prikurta daugybė darbų. Taigi, kaip patogiai pasiruošti naująjį sezoną? Labai paprasta. Pagrindinėme meniu, vis dar esant sename sezone, nueikite į sėjomainos punktą. Čia matau, kad 24-25 metų stulpelis, 24-25 metų sėjomaina yra tuščia tuštutėlė. Ką tuomet reiktų daryti, tai sukurti sekantiems metams sėjomainos planą. Kai tai padarysiu, visi šie laukai automatiškai persikopijuos su savo pavadinimais į sekantį sezoną. Taigi, kaip patogiai dirbti su sėjomaina? Pats paprasčiausias variantas, tiesiog paspauskite ant norimo lauko žemėlapyje. Štai yra pupų laukas, matau iš spalvos. Aš jį pamatau laukų sąraše, man programa jį sufokusuoja ir spaudžiu pliusiuką ir pasirenku, koks sekantį sezoną čia pasėlis augs. Na, sakykime, žieminiai kviečiai. Renkuosi iš sąrašo žieminiai kviečiai. Matau, kad buvo žalia, o sekantį jau violetinė spalva dega. Pasirenku šalia esantį lauką, irgi šitą atžymiu šalia, jau prieš tai priskirtą pasėlį ir vėl spaudžiu pliusiuką, kviečiai, žieminiai. Štai sėjomaina sukurta jau 2 laukams, 42 hektarams. Ką toliau galiu padaryti? Galiu masiškai daryti šį veiksmą, tai matote, kad turiu ne vieną rapsų lauką. Ką tuomet galiu padaryti? Galiu aš tuos rapsus išsifiltruoti. Tai vat štai yra praeitasis sezonas, kuris vis dar yra dabartinis. Čia spaudžiu filtriuko ikonėlę ir renkuosi rapsai. Parodyk man visus žieminius rapsų laukus. Čia sąraše atsirado rapsai. Kad juos žemėlapį sufokusuotų, uždėsiu varnelę kairėje pusėje ties laukų sąrašu. Paspaudžiu ir štai, matau visus rapsų laukus pažymėtus. Pažymėti yra 7 laukai, 78 hektarai. Matau, kad sekančiame sezone irgi visi tie kvadratėliai dega mėlynai, reiškia jie paruošti pakeitimams. Taigi viršui mėlyno juostelį renkuosi. Pasėlis, kas augs po rapsų. Kviečiai, žieminiai, pasirinkau ir spaudžiu žaliąjį mygtuką pritaikyti. Štai dega jau daugiau laukų, tamsiai mėlyna spalva. Filtriuką atžymiu, atžymėti visus ir matau, kad priskirta jau 120 hektarų. Ką dar galiu daryti, tai tame sezone, kuriame noriu uždėti pasėlius, kurti sėjomainą, galiu išsifiltruoti tuos laukus, kurie dar neturi pasėlio. Taigi matau, kad lyginant su dabartiniu sezonu yra krūva laukų, kurie neturi dar jokio pasėlio. Taigi galiu aš juos žymėti ne tik ant žemėlapio, ne tik filtruotis, bet tiesiog iš laukų sąrašo. Matau, kad čia buvo vasariniai kviečiai. Taigi pažymiu laukus, kur buvo vasariniai kviečiai, tiesiog einu sąrašu žemyn, pamatau šviesiai violetinę spalvą ir laukų sąraše dedu varneles. Po vasarinių kviečių. Štai pažymėjau visus vasarinius kviečius, po jų auginsime pupas. Pasirenku pupos ir vėl spaudžiu žalią mygtuką pritaikyti. Kas dar liko? Dar liko šiek tiek laukų. Neturiu rapso, taigi po žieminių kviečių pažymėsiu, kad visur augs nuo šiol rapsai. Susižymėjau visus žieminių kviečių laukus, tiesiog žiūrėdamas, kur yra kokia spalva. Ir pasižymim rapsai žieminiai, vėl spaudžiu žalią mygtuką pritaikyti. Štai, liko jau visai nedaug, tik 57 hektarai. Taigi, čia turim didelį lauką, čia auginsime mes kukurūzus. Spaudžiu pritaikyti, galiu tiek per pliusiuką su vienu lauku dirbti, tiek per mėlynąją juostelę. Liko keli laukai, tai sakykime visus likusius laukus aš galiu pasižymėti kokiom nors vasariniam kultūrom, tiesiog dėl spalvos arba žieminius medžius dėkim. Spaudžiam pritaikyti. Štai, be pasėlio laukų neliko,
atžymiu visus ir matau, visur spalvos atsirado, gražu, išeinu, grįžtu atgal į laukų langą ir mano sėjomaina šiemet buvo tokia, kaip jūs ir matėt pradžioje, o sekantį sezoną buvo tuščia. Pažiūrim, kaip yra dabar, viršui renkuosi sekantį sezoną ir buvo tuščia, o dabar gražiai nuspalvinti laukai, matau jos išsibaršiusių žemėlapyje ir viskas padaryta, galiu pradėti dirbti naujajame sezone, vėl susivedinėti darbus ir sėkmingai planuotis ūkį. Gero darbo ir jeigu kas, visą laiką laukiam jūsų skambučių ir žinučių. Iki!